labai išmintingai sukūrė pasaulį. Jis žino, kas esame, ką mes galime padaryti, kaip mums sunku gyventi, kaip daug reikia kovoti. Bet jis ne tik žino, jis irgi nusprendė ateiti į šį pasaulį ir gyventi mūsų gyvenimą. Todėl ir jis gali mums patirti mūsų sunkiose situacijose. Jis žino, ką reiškia pagunda, jis žino, ką reiškia nuovargis, jis žino, ką reiškia liūdesys, žino visų mūsų sunkumus, žino viską. Žino taip pat ir, kas yra mums reikalinga, naudinga, kas padeda mums siekti šventumo, žino, ką pradžiugina mūsų širdį. Ir vis dėlto išklauso kiekvieno mūsų prašymų. Net ir jeigu mūsų prašymas būtų kažkoks iš pirmo žvilgsnio ne vietoj, jeigu ir būtų kažkoks netinkamas ir mums nenaudingas. Šiandien Evangelijoje girdėjome, kaip du broliai, apaštalai, prieina prie Jėzaus ir prašo, leisk mums būti tavo karalystėje, tavo dešinėje ir tavo kairėje. Jie visiškai kitaip galvojo. Jie galvojo, kad Jėzus atneša tik garbę, tik šlovę, tik kažkokį išdidumą, kažkokią neįprastą garbę kitų akise. Todėl ir galvojo, kad tai yra svarbiausia. Taip pat ir kiti apaštalai, supykę išgirdę, ko jie prašo, nebenorėjo su jais kalbėti. Jėzus labai konkrečiai pasakė, kad reikia iš tikrųjų vienas kitam tarnauti, kad neįmanoma pabėgti nuo kančios, kad neįmanoma, kad žmogus būtų danguje, kad būtų tarp šventųjų nepasiaukojęs, nes ne šitame yra prasme, kokią aukštą postą mes užimam. Prasme yra šitame, kiek mes gerumo savo širdyje turime, kiek daug Dievo savo širdyje turime. Vienas kunigas, kuris įsteigė vienuolyją, seserų vienuolyją globojančią vaikus su neįgalia, neregimus vaikus, pasakė, ne tiek mes galime kitam žmogui duoti, kiek mes turime kišenėje, kokiu titulu turime, kokį postą užimame, kokį darbą dirbame, bet tiek, kiek mes Dievo turime savo širdyje. Taigi stenkimės būti geri ir gražus Dievo akise. Jis žino, ką reiškia kančia, jis žino, ką reiškia skausmas, žino, ką reiškia išbandymai. Žino taip pat, ko iš tikrųjų mums reikia. Pasitikėkime juo. Sveikinu visus, kurie pasitiki Jėzumi Kristumi ir kartu su juo eina per savo gyvenimą. Pranciškonišku šūkiu atsisveikinu taika ir gėris.